Dantenų kraujavimas kramtant kietą maistą arba valant dantų šepetėliu tai yra vienas iš signalų, kad galimas periodontitas. Dėl to nenumoti ranka, būtina kreiptis į gydytoją odontologą arba burnos higienistą, kad įvertinti, dėl ko tiksliai kraujuoja. Ar tai sukelia dantų akmenis, dantų apnašas, ar tai yra tam tikros sisteminės ligos. Nes dantenos gali kraujuoti ir dėl to, kad vartojami tam tikri vaistai, taip pat esant vitamino K, vitamino C trūkumui, hormonų pusiausvyros sutrikimui, tai yra nėštumo metu labai dažnai atsiranda kraujavimas, paauglystės metu bei menopauzės metu. Kraujavimas galimas esant tokiom rimtom ligom kaip leukemija, hemofilija. Jeigu pastebėjote, kad kraujuoja dantenos, nenumokit ranka, būtinai pasirodykit gydytojui odontologui arba burnos higienistui.